Didžiausia vertybė man yra laikas. Įsisukusi į darbų verpetą, intensyvę šokių treniruotes, koncertus, dainavimą pamokėles vaikams, buities rūpesčius, kartais pamirštu net save. Laiko smiltelės tarsi tirpsta tarp pirštų, dingsta kažkur į pragaištį ir nebesupranti, kur dingo vasara, kaip nurudo žolė, kur pasislėpė medžių žaluma. Labiausiai vertinu tas akimirkas, kurias galiu skirti savo ir savo artimiesiems. Laikas, kai nereikia niekur skubėti, pats brangiausias. Tuomet negaila nei vienos minutės, valandos ar pusdienio. Mažytės pertraukėlės, malonus pašnekesiai, išvykos į gamtą, pasivaikščiojimai po parką, jūsų grožių reikia tiek nedaug. Tokios akimirkos labiausiai įkvėpia ir kūrybai. Nejučia galvoje gimsta melodija, netrukus ir žodžiai. Taip gimsta nauja daina. Vėl sūrios bangos glosto, kol pasaulis sukas. Gera, kai pomėgis aktyviai leisti laiką sutampa su artimųjų norais. Pramogos Druskininkų vandens parke tai šventė tiek man, tiek mano dukrytėms. Smagu kartu pasiturkšti vandenyje ir stebėti, kaip jos valandas mirksta baseine. Aš nubudau ir tyliai pakuždėjau. Aš pavargau, nes per ilgai užsisėdėjau. Prieš akis tik ilgi keliai, kuriais keliausiu pasitikti naują dieną. Man pačiai malonu pasiplaukėti baseine, pasišildyti karštoje pirtyje, pasilepinti spa procedūromis, atsipalaiduoti sūkurinėje vonioje. Tokių akimirkų verta kiekviena moteris. Mano atradimas – šokolado kaukė kūnui. Malonus šokolado kvapas atpalaiduoja, pakelia nuotaiką, niūrias mintis palieka toli. Neveltui sakoma, kad šokoladas didžiausias priešas liūdesiui. Šokolado kaukė padeda atkurti kūno linijas, drėkina bei minkština odą ir svarbiausia, ją pamaitina. Pramogaudama Druskininkų vandens parke visada nueinu į pirtis. Viena iš populiaresnių programų vykdomų Druskininkų vandens parke prie pirčių erdvėje yra veido kaukė. Veido kaukė sudaro sekantis komponentai. Tai yra kolinas, talkas, medus, beržų bubarų ekstraktas ir eteriniai aliejai, greipfrukto, levandos ir rozmarino. Šiame mišinėje esantis komponentai teigiamai veikia odą. Suaktyvina kraujotaką, tonizuoja ir maitina odą. Todėl oda darosi skaistesnė ir šviesesnė. Bendra trukmė sudaro 25 minutės. Gana populiari programa yra šokolado viso kūno kaukė. Šis produktas pagamintas yra iš kakavos, todėl labai teigiamai veikia odą. Jis tonizuoja, pasižymi anticeliulitiniu poveikiu ir taip pat gerina labai nuotaiką. Kadangi šokoladas yra malonaus kvapo, jis labai teigiamai veikia centrinę nervų sistemą. Mėgstu kaitintis pirtyje. Tuomet jaučiu ne tik kaip kūnas pailsi, kartu ištirpsta ir visos susikaupusios problemos, užsimiršta neįvykdytos užduotis. Malonu palepinti veidą kaukėmis, jos suaktyvina kraujotaką, atpalaiduoja. Kelios minutės ir oda lieka lygi ir švelni. Reikia tiek nedaug pastangų, kad pasijustum tarsi gimusi iš naujo. Labadiena. Sveiki. Malonu, Kęstutis. Aš Asta. Mėgstate bėgioti, matau, ne? Taip, labai mėgstu bėgioti. Aš manau, kad tai yra pats sveikiausias, pats pigiausias ir pats natūraliausias būdas sportuoti ir gauti energijos. Būseną. Taip, bet bėgimas yra tam tikra sporto rūšis, kurioje yra svarbu technika. Ne? Bėgti reikia mokėti. Tai pirmiausia, gal pats svarbiausias yra dalykas, manyčiau, yra pėdos. Pėdos pastatymas turi būti nuo kulno, bet trumpą akimirką kulnas liečia žemę, pirštai įtempti ir pėda ritasi per pagrindą. Ne? Ir tada lengvas bėgimas, keliant keliukų šiek tiek aukščiau. Bėgant neturi girdėtis, kada statot koją ant pagrindo. Aišku, dar tai labai priklauso nuo avalynės, bet stengtis kuo tyliau. Bėgimas turi būti kuo tylesnis. Dar vienas iš svarbiausių dalykų, kas liečia energijos taupimą, bėgant ilgą distanciją, tai kvėpavimas ir
klubo ir krūtinės darbas. Ne? Bėgant turi susisukti kūnas. Eina vienas klubas į priekį, tada priešingas krūtinės pusė kyla aukštyn. Taip sutaupysite energijos ir bėgimas gausis stumiant kūną pirmin. Reikės tik tai stumtis pirmin, bet nereikės kabinti į save. Ne, sutaupysit raumenims energijos. Ir aišku, kertinis akmuo bėgime yra kvėpavimas. Ne? Svarbu, kad kvėpavimas būtų tolygus. Bėgant jisai turi būti ritmingas ir visada įkvėpti reikėtų per nosį ir iškvėpti per burną. Tikslingai, giliai kvėpuokite, tada sutaupysite taip pat ir energijos, ir kvėpavimas nepadažnės labai stipriai. Nuo to priklauso bėgimo efektyvumas. Kaip patartumėte bėgioti moterims, kurios nori išlaikyti gražias formas, gražias linijas ir kad bėgimas taptų įpročiu, o ne prievalę? Pirmiausia, pradedant bėgioti, tai siūlyčiau prieš pradedant patį pirmą bėgimą, pirmą 100 metrų eiti greitėjančiai ir tik tada pradėti lengvai bėgti. Ir tempas turėtų būti ganėtinai lėtas. Bėgti reikėtų ilgai, nes natūraliai žmogus, jeigu renkasi tik tai bėgimą, jam riebalinis audinys pradeda degti maždaug nuo 35-40 minutės. Tai ačiū Kęstuti labai. Ačiū Jums. Manau, kad atsisveikinti reikėtų bėgimu, ar ne? Pritaikysim kaip tik visas jūsų išsakytas taisyklės bėgimo. Labai ačiū, man kaip tik pakeliui. Gerai. Prieš renkantis kosmetinės priemonės, pirmiausia patarčiau atkreipti dėmesį, kokia yra jūsų veido oda. Viena iš dažniausiai pasitaikančių veido odos problemų yra raudonis, kuris atsiranda išsiplėtus kraujagyslėms. Tokio tipo odą reikia kruopščiai prižiūrėti. Odai su išsiplėtusiais kapiliarais patarčiau naudoti Ivostin Kapilin linijos produktus. Pirmas žingsnis – odos valymas. Odą labai svarbu kruopščiai valyti, tai turėtų tapti savotišku ritualu. Taip kaip mes valomės dantis 2 kartus dienoje, ryte ir vakare, taip ir veidą mes kruopščiai turim valyti ryte ir vakare. Pirmiausia, odą reikėtų nuvalyti pieneliu. Tiesiog pienelį dėti į delną ir jį paskirstyti ant veido odos ir pagal masažinės linijas kruopščiai nuvalyti veidą. Jei naudosim Kapilin linijos produktą, mes galim nenaudoti pienelio, o tiesiog veidą kruopščiai valyti toniku. Pirma masažinė linija būtų nuo smakro link ausies spenelio, antra linija nuo lūpų krašto link ausies vidurio ir trečia nuo nosies sparnelio link viršutinės ausies dalies. Kaktos srityje linijos būtų nuo kaktos vidurio link smilkinio. Čia gali būti 2-3 linijos. Kai mūsų veido oda yra jau nuvalyta, ją galime patepti dieniniu kremu. Visų produktų receptūros pagrindas yra Ivonič Zdruj terminio šaltinio vanduo, kurio gydomosios savybės buvo žinomos jau nuo 16 amžiaus. Tikiu, kad šios mano pamokos jums padės rūpintis savo veido odą kiekvieną dieną. Labiausiai vertinu natūralumą. Besirengdama laidai, koncertams, šokių projektui, visada turi būti pasitempusi. Tuomet reikalingas ryškus makiažas. Kokį man dabar daro Vaida? Visai kitaip nei kasdienybėje aš mėgstu pasidažyti tik tai akytes, truputėlį pudros pasitepu. Man patinka, kada natūraliai atrodau. Parodysiu vieną triuką. Matyt, daugelis merginų ir moterų žino apie vitaminą jaunystės grožio. Ir Asta žino. Skruostukai. Skaistumo. Taip. Reikia tik tai nusišypsoti ir mes pataikysim ten, kur reikia. Kiek esu skaičiusi, tai senoviai moteris arba su burokėliais pasitepdavo, arba tiesiog su kažkokia tai aštria akmenuku turbūt patrindavo tiesiog, kad įraustų žandus. Grįžtant prie natūralumo temos, čia Asta užsiminė burokėliais, skruostus pasigražinti, pasirausvinti. Beje,
Aš manau, tai vienas iš patarimų. Dabartiniais laikais, kada labai vertiname ekologiją, natūralumas ir visi ekologiški produktai, kosmetika, gal tikrai burokėliais reikėtų skrustukus pasirausvinti ir pirmyn. Norėčiau patarti visom merginų moterim per daug nesivaikyti sezono naujovių. Mėlynų, žalių, ryškių, šešėlių, tinka, netinka. Geriausia pasitarti su specialistu ir tiesiog savo paletę pasirinkti tą, kuri tinka ir geriau saikingai, mažiau, konservatyviau ir visada būtų madingai su tuo natūralumu, kuris yra artimiausias veido morfologijai ir tipažui, negu kad vaikytis kažkokiu tai sezono naujovių ir atrodyti galbūt juokingai kartais. Labai svarbu gerai išpešioti antakiai teisingą formą. Ne pačiai kiekvieną dieną po kelius plaukelius, galbūt tuos plaukelius matomus, o nueiti pas specialistą, iš tiesų, kad išpešiotų ir padarytų, sakysim, taip gerą antakių formą, kad kuo mažiau reikėtų juos piešti. Bet specialiai skirtom antakiam priemonėm, žinoma, reikia juos kažkur tai ten paspalvinti, pašukuoti. Jeigu nėra antakių žele, yra tokia priemonė, antakiams sušukuoti. Galima naudoti tą patį laką plaukam. Aš manau, žinai. Patarimas dažančioms lūpas. Visom patarimas. Visada geriau prieš tai patepti lūpas krempudrą. Šiek tiek, žinoma, nedaug. Tai užtikrina ilgalaikį lūpų blizgesį iš tikrųjų ant lūpų. Visada naudoju kelis pieštukus. Šviesesnį, tamsesnį, bet taisyklės reikia laikytis, kad nesiskirtų lūpdažio spalva ir pieštuko spalva. Be abejo, tai turi būti vientisa spalva, o kad lūpos būtų putlios, kad forma būtų išraiškinga, tam reikalingi keli pieštukai. Kampučius patamsinam, vidinę lūpų pusę šiek tiek patamsinam su tamsesniu pieštuku, o šviesesniu pieštuku tiesiog nupiešiam visas lūpas. Tokiu būdu galima išgauti natūralią ir reikiamą ir tinkamą, sakysim, įvaizdžių sukurti spalvą. Kalbant apie sezono naujoves, tai, sakysim, klasika dominuoja visada. Tamsios akys, dūminės ir natūralūs pasteliniai atspalviai lūpų dažuose, bet šį sezoną dar madingos tokios slyvinės, vyšninės, galbūt vyno spalvos lūpos. Netgi, sakyčiau, ryškiai rožinės, tokios 60-mečio, šiek tiek violeta. Juk moteriai kartais reikia tiek nedaug. Kelių tylos minučių, kai nutyla telefonas, kai ji gali tiesiog ištiesti kojas, įsisukti į šiltą užklotą ir pasinerti į mėgstamą knygą. Man skaitimas tikras grožio eliksyras. Vidinio grožio. Dažniausiai skaitau kelionėse. Kelionėse labiausiai praverčia meilės romanai, nuotykių knygos. Mėgstu leidyklos Svajonių knygos. Mažo formato knygutes, kurios lengvai telpa į rankinę ir labai patogu skaityti net lėktuve. Dabar kaip tik skaitau neseniai išleistą Jennifer Cruz knygą Lažinamės. Jos turinys taip įtraukia, kad negali knygos paleisti iš rankos ir vis kyla klausimas, kas ką suvilios. Galvoju, kodėl moterims reikia meilės romanų, meilės istorijų. Man jausmų romanai teikia vilties ir tikėjimo. Juk jeigu tiki, taip ir yra. Kokį pasaulį matai, tokiame ir gyveni. Tai kodėl neįnešus į jį daugiau romantikos, jei mums jos reikia? Minutė su knyga tai laikas skiriamas tik savo. Visa kita aplinkui tarsi neegzistuoja. Didžiulis malonumas pasinerti į kitokį pasaulį, išgyventi džiaugsmą bei nusivylimą kartu su herojais. Lyg viskas būtų čia pat. Užvertusi paskutinį puslapį pasijuntu taip, tarsi kažkas pasikeitė. Bet jūs, mielosios, perskaitykite šią knygą pačios ir pasižiūrėkite, kur nuveš ši istorija, ši meilės istorija ir kaip vystysis ekspertės Minės ir žavuolio verslininko Kelo santykiai.
Iš šios istorijos jūs galite pasimokyti, kad kartais reikia atsikratyti stereotipų, išlįsti iš dėžutės ir kad savo svajonių vyrą galite sutikti bet kur ir bet kada. Kada moteris graži? Kada jai sako komplimentus? Tokių įspūdingų komplimentų ne tik apie grožį, bet ir apie savo verdamą obuolienę aš išgirstu iš savo namiškių ir draugų. Ir iš karto tampu graži. Žinote, kad teigiamos emocijos gražina mūsų odą. Tad šiuo obuolienės ir grožio receptu aš pasidalinsiu su jumis. Visų pirma, reikia nulupti obuolius. Galima nulupti ir taip gražiai, ir paprastai. Svarbu, obuolys būtų nuluptas. Dabar obuolius pjaustysime paprastuoju būdu. Svarbiausia mums išimti šerdeles. Tai galimas ir toks būdas ir užima labai mažai laiko. Kadangi šiemet obuolių labai daug, galime netaupydamas pjaustyti. Supjaustome, tikrai ne labai smulkiam, nesmulkiais griežinėliais. Viskas. Supjaustytus obuolius superiame į puodą. Ir mielosios daugiau aš nebedemonstruosiu, nes, kaip sako, genialumas slypi paprastume. Tai paprastas obuolienės receptas. Dedate ant kaitlentės, užverdate, dedate cukraus pagal skonį, nes obuoliai skirtingų skonių ir viskas. Susidedate į gražų indą ir obuolienė paprastoji, bet priduodanti daug grožio mūsų odai ir emocijoms paruošta. Laikas skirtas savo ir šeimai nepraeina veltui. Jis pats geriausias jūsų grožio kūrėjas. Nepamirškite mylėti savęs ir labai dažnai šypsotis.